ratelį. Supratau, o tai matot, kaip yra. Sveiki, kaip laikotės? Labukas. Čia yra kažkoks rudenis. Labą dieną, labai ačiū visiems susirinkusiems. Seni draugai žmonės ir išuolės šitą sveikatos apsaugos ministerijos remiamą projektą. Šiais judėjimo metais ir judėjimą skatinančiais metais kartu su sveikatos apsaugos ministerija sveikatos integracijos klubas Sauliukas vykdo projektą Plaukime kartu. Šiandien turim kaip visada svečiuose ir prašom pasveikinti renginį bus profesorė Seimo narė Vida Strėlė. Labą dieną visiems! Nežinau, ar girdite ar ne. Gerbiamas merė, gerbiamas Anatolijau, gerbiama ministrė ir gerbiami visi garbūs svečiai, gerbiami vaikų tėveliai ir vaikai, plaukimo entuziastai, gerbiama Dalia, šio iniciatoriaus pagrindinė organizatorė. Dalia, aš tau pirmiausia noriu pareikšti padėką už fizinį aktyvumą skatinančio renginio Plaukime kartu organizavimą ir nuoširdų atsakingą darbą, nesiribojant užburiančios vidinės energijos ir jaunatviško poreikio, siekiant atskleisti neįgalaus žmogaus galias ir galimybės aktyviai gyventi, sudarant maistingą kūrybiškumui ugdyti erdvę parengtuose ir vykdytuose edukaciniuose projektuose. Sėkmės Dalia ir toliau. Kur čia tos varžybos? O visiems vaikams tikrai gero starto ir gerų pasiekimų į pabaigą olimpinės žaidynės. Iš tiesų, be jaudulio, be susijaudinimo tikrai negaliu būti čia. Aš matau švytinčias akis, matau šypsenas. Ir nieko gražesnio turbūt pasaulyje nėra, kai maži vaikai, kai suaugę žmonės skleidžia savo akių šilumą tą gėrį. Aišku, aš noriu visiems padėkoti, kas organizuoja šį renginį. Manau, kad mūsų valstybė turi tiek gero renginių. Mes tampame brandesni, nes integracijos procesai visuomenėje yra labai svarbus. Na, aš noriu visiems palinkėti, aišku, gerų rezultatų, gerų emocijų svarbiausia. O miela Dalia, jums tikrai noriu padėkoti už jūsų didelį ryžtą, už puikias iniciatyvas, už begalinę drąsą ir didžiulę meilę. Mes turime štai tokį prizą ir kadangi žinau, tai pirmasis jūsų tas renginys, tai tikrai linkiu, kad jis taptų simboliu. Laika bangelį būna jūsų renginio simboliu. Ačiū jums labai, herojai. Na ir svečiuose, kaip visada, meras Andrius Kučinskas. Labą dieną visiems, gerbiama Dalia.
Kviečiu sportinę dalį šios dienos programa 50 metrų pasirinktų būdų. Pirmiausia, plauks neįgalus žmonės su sveikais žmonėmis, kurie bus prilyginti neįgalumui. Tai yra, sveikųjų žmonių kojos bus surištos. Apečioje dalyje bus 4 po 25 metrus estafetė, kurioje dalyvaus ir neįgalūs vaikai žmonės, ir sveikieji. Tai į pirmąjį startą kviečiu į antrąjį takelį Saulių Šatinską, Sauliuko klubas ir Kauno vicemeras Stanislavą Puškevičių. Šliaukukas pradėsit plaukti. Sveikinam dalyves, į trečiąjį plaukimą kviečiami. Mindaugas plaukė 100 metrų, dalyviai plaukė 50 metrų, Mindaugas plaukė 100 metrų. Kviečiami į antrąjį takelį Gabija Šatinskytė, Sauliuko klubas. Ir į trečiąjį Martynas Gapšys, Sauliuko klubas. Antrajame Kasparas
yra apmokyti pačių tėvelių ir jų entuziazmo dėka vaikai juda vandenyje, kas jiems yra labai svarbu, kad galėtų atsipalaiduoti raumenynas ir toliau stiprėtų. Entuziazmas turėtų parodyti pavyzdį ir kitiems žmonėms, kad bendravimas su savo vaikais, sportavimas laimi visiems sunkumams. Startą kviečia į pirmąjį ratelį Kęstutis Kučas, 16 Hercų atstovas Petras, Kasparas Šimkus ir Gediminas Kačiūnas. Man laikas nesvarbus. Žiūrėk, čia tokia žuvytė, matai? Tai aš linkiu tau visus ežerus perplaukti ir būti kaip ta žuvis. Tu jautiesi vandenį taip. Sėkmės tau. Nu, įsidėk šitą. Kviečiama Rugilė Pramėlytė, Rugilės Rimties klubas. Rugilė, užsidirbai medalį, ačiū tau. Ir čia tu esi bendrai tarp tų bernų kaip angeliukas. Tai aš tau ir paranoju angelą, kad jis tave lydėtų ir viskas bus patysi gerai. Į Paraolimpinės žaidynės.
taikliai vėti, bet žiūrėk, ką nežinau. Va, prašau. Gerai? Būk laimingas. Kviečiamas Tadas Tulinskas. Saugumo klubas. Medalis, taip. Bet aš žinai, ką norėčiau. Kad tu deglą sekančiose paraolimpinėse žaidynėse neštum, uždegtum ir kad visi nuo jo užsidegtų. Sėkmės tau, va. Aš tik įdedu į tą maišiuką, gerai? Na, nuo nieko nereiškia, ar ne? Tai prašau, žinomas jums. Čia dovanėlis. Kviečiamas Eduardas Sartakinas. Ačiū už tai, lauki gerai, viskas tvarkoj, sėkmės toliau. Kviečiamas Kęstutis Kušas. Medalį šitą uždirbo. Galvoju, manau, kad daugiau ateity bus. Ir kad turėtumėt pačią sieną, kur kabinti. Sėkmės. Neužtenka, jo? Gerai. Medalis be diplomo nieko nereiškia. Ne, tai ką jis sėkmės. Kviečiamas Arnoldas Stanislavaitis. Tai va, norėčiau šitą medalį jums užkabinti. Manau, kad jų turit jūs daug. Aš jums laimės, sveikatos, išvertės. Aš prie medalio dar ir diplomą noriu jums įteikti, padėkoti ir pasveikinti. Kviečiama Gabija Šatinskaitė. Tai linkiu būti meilutytė. Kviečiama Dovilė Leonavičiūtė. Kviečiamas Gediminas Kačiūnas. Senas mano pažįstamas, taip. Aš jums diplomą noriu įteikti ir pasveikinti. Kviečiamas Algimantas Vilkevičius. Niekada negalvojau, kad Petrašiūnų seniūnai diplomą turėsiu medalį iškabinti. Tai vienas, na. O aš bendravardžiui diplomą įteiksiu. Vitalijus Markauskas. Nu, tai plauki labai gerai. Taip kaip žuvis vandenį. Tai plauki toliau. Gerai. Atsisukė šitą pusę, kodą. Kviečiamas Kasparas Šimkus. Va, iškabinsiu. Tai kiek turi šitų medalių daug? Gerai. Kviečiamas Mindaugas Špokas. Atsisuk, Kasparai, atsisuk, atsistok. Atsistok, nu atsisuk. Mano pažįstami. Mano pažįstami. O! Alfredai, ačiū, Kviečiama Vilė Čekauskaitė. super sėkmės didelės. Ačiū. Ačiū.
Kristė Zetaitė. O šaunuolė, tave kažkada mačiau, tai į vandenį bijoja įeiti, o dabar praplaukė su mama. Šaunuolė. Kviečiamas Arvidas Bareckas. Man atrodo, buvai Lazdijose, ką? Nebuvai? Tai žinau, kad važiuok, ten labai ežeras geras, geresnis slidės baseinas. Tai ką, sėkmės jums? Pildės vandenį. Nenudūskit, taip, teiksit salos. Kviečiama Paja Matanaitė. Planai, keli šaunuolė, kad čia taip plaukti Kviečiama Agnė Mačiulytė. Kviečiamas Matas Liuotas. Kviečiama Milda Skurkaitė. Jo vardas Mantas, ne? Kviečiama Milda Skurkaitė. Kviečiamas Stanislavas Puškevičius. Kviečiamas Skaidrius Valdas Valauskas. Man tai nėra užtenka. Aš kitą kartą motyvuosiu. Matai, kiek laikrodžio viskas, tai dar medalis. Tai ką, palaikymo komandai, ačiū už sėkmės. Auksas, aš nebrangė. Nu, broliai. Auksas. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos nuoširdžiai dėkoju už sveikos gyvenimo ir fizinio aktyvumo propagavimą. Jūsų neišsenkanti energija ir nuoširdžios pastangos įgauna negalią turinčius žmones į aktyvią fizinę veiklą suteikia daug džiaugsmo, stiprios sveikatos, sėkmės ir neblėstančio optimizmo. Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras. Tingumo klubui. Sveikatos apsaugos ministro pareigos raštas įteikiamas Kauno krašto invalidų sporto klubui Santaka. Sveikatos apsaugos ministro pareigos raštas įteikiamas Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubui. Aš iš sveikatos komiteto tai beveik Sveikatos apsaugos ministro pareigos raštas įteikiamas sveikatos ir integracijos. Labai ačiū visiems padėjusiems surengti šią šventę. Labai ačiū visiems, kurie norėjote patirti savo baimę, o kaip čia yra. Kai